Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girvaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girvaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sundara ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Pramananda. Hare Krishna, brangus bhaktai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Toliau skaitom Šrimad Bhagavatam. 4 giesmę. 29 skyrių. 49 ir 50 posmus. 49. Astirya darbai prak agrai karstnena kšyti mandalam stabdo brihat vadan mani karmana vaishi yat param tat karma haritosham yat savidyatan matirjaya. Astirya darbai prakagraih karstjena kšyti mandalam stabdo brihat vandan mani karmana vaishi yat param tat karma haritoshamayat savidyatan matirjaya. Eglė. Astirya darbaya prakai krajah karstnena kšyti mandalam stabdo brihat vadan mani karmana vaishi yat param tat karma haritoshamayat savidyatan matirjaya. Šrilos Prabhupados pažodinis vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki džai. Astirya nuklojas. Darbahi kušo žolę. Prakakrahi viršūnėmis į rytus. Kraštiena visa kšyti mandalam. Žemės paviršių. Stabda pasipūtęs, išsišokėlis. Brihat dydis. Vadhat žudydamas. Mani manais esąs svarbus. Karma veikla. Na avaišy tu nežinai. Jat kuri. Param aukščiausia. Tat ta. Karma veikla. Haritošam teikianti džiaugsmą aukščiausiam viešpačiui. Jat kuris. Sa tas. Vidya išsilavinimas. Tat viešpatės link. Matihi sąmonė. Jaja kurio dėka. O valdove, tu puikuojasi tuo, kad visas žemės paviršius nuklotas dygėkušo žole, skirta aukojimams, per kuriuos tu išliejai upės gyvūnų kraujo. Per savo kvailumą tu nesupranti, kad vienintelis kelias į aukščiausiojo Dievo asmens širdį yra atsidavimo tarnystė. Tau tai nesuvokiama. Tavo pareiga daryti tai, kas teikia džiaugsmą Dievo asmeniui. Kiekvienas iš mūsų turi siekti žinių,
kurios padės įsisąmoninti Krišną. Komentaras. Pastarajame posme didis išminčius Narada Munis atvirai kaltina karalių, kad jis rengė aukojimus, per kuriuos upeliais liejasi gyvūnų kraujas. Karalius didžiuojasi atliktais aukojimais, tačiau iš didaus, išminčiaus Narados Munio jis išgirsta griežtus nepritarimo žodžius. Per aukojimus jis praliejęs daug gyvūnų kraujo ir didžiuojasi tuo, ko didžiuotis nederėtų. Bet kuris Krišnos sąmonės neskatinantis darbas iš esmės yra nuodėmė. O Krišną pažinti nepadedančios žinios yra apgaulė. Jeigu žmogus neįsisąmonino Krišnos, visi jo poelgiai ir žinios yra nieko verti. Paskaitysim dar vieną posmą, 50. Harir deha britam atma svajam prakriti išvarah tatpada mulam šaranam yatakshemo nrinamahi. Harihi, Šri Hari, deha britam, gyvųjų esybių, įsikūniusių fizinių pavidalų, atma, supersiela, svajam, jis pats, prakritihi, materialiausios gamtos, išvaraha, valdovas, tat, jo, padamulam, pėdų, šaranam, prieglobstis prie, jataha, kurių dėka, kšemaha, laimė, nrinam, žmonės, iha, šiame pasaulyje. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki jai. Aukščiausias Dievo asmuo Šri Hari tai supersiela, kuri vadovauja visų fizinių pavidalų šiame pasaulyje įsikūnijusių gyvųjų esybių veiksmams. Viešpats yra aukščiausias valdytojas ir prižiūri visus materialiame pasaulyje vykstančius procesus. Bet jis yra ir mūsų geriausias draugas. Todėl kiekvienas iš mūsų turi ieškoti prieglobsčio prie jo lotosinių pėdų. Kas randa prieglobstį prie viešpaties lotosinių pėdų, tas randa laimę. Komentaras. Bhagavad Gitoje 18 skyriui 61 posme pasakyta: Išvaraha sarvabhutam hrideši Arjuna tištahti. Aukščiausias viešpas glūdi visų gyvųjų būtybių širdise. O Arjuna, fizinėme kūne kartu su gyvąja esybė gyvena ir aukščiausias Dievo asmuo supersiela. Jį vadina Ataramja ir Čaitya Guru. Bhagavad Gitoje 15 skyriui 15 posme viešpats Krišna sako, kad viskas yra jo valdžioje. Sarvasya čaham hridi sanvišto matah smriti gyanam apuham ča. Aš esu kiekvienos gyvosios būtybės širdyje. Iš manęs kyla atmintis, žinojimas ir užmarštis. Gyvosios būtybės širdyje glūdinti supersiela vadovauja jos veiksmams. Todėl geriausia išeitis mums laikyti supersielos priesaku ir laimingai gyventi. Norint veikti, vadovaujamam viešpatės reikia tapti bhaktu. Apie tai kalbama Bhagavad Gitoje 10 skyriui 10 posme. Tiešam satata yuktanam bhadžatam priti purvakam dadami budhi yogatam jenamam apjatyveti. Tiems, kurie atsidavė man ir su meilė man tarnauja, aš dovanoju supratimą, kuris padeda ateiti pas mane. Nors supersielos pavidalų įsikūnijantis viešpats glūdi kiekvienos gyvosios būtybės širdyje, išvaraha sarvabhutam hrididė Arjuna tištati. Tiesioginius nurodymus jis duoda tik jam, be palievos tarnaujantiems tyriems bhaktams.
Čaitanija Bhagavatoje, Antyje, 3 skyriui 3.45 rašoma: Taharesi Bali Vidya, mantra Adhyana, Krishna pada padmėja karahis tiramana. Kas sutelkia visas savo mintis į viešpatės Krišnos lotosinės pėdas, tas laikytinas mokyčiausiu, visas Vedas išstudijavusiu žmogumi. Čia vertėtų pateikti dar keletą citatų iš Čaitanija Bhagavatos. Seisi vidyara phala, džaniha niščaja, Krishna pada padmė, jadičita vriti raja. Aukščiausia mokytumo forma yra minčių sutelkimas į Krišnos lotosinės pėdas. Adya Lila 13.178. Digvidžia kariba vidara karya nahe, išvariai badžilysi vidya satyaha kahi. Pasaulietinių mokslų siekimas, norint užkariauti pasaulį, nevertas pastangų. Geriausią išsilavinimą turi tas, kuris pasirinko atsidavimo tarnystę. Padėkiniai loka, Krishna bhakti jani bhari, sijadina hila, tabi vidya ki kari. Mokymosi tikslas suvokti Krišną ir jam skirtos atsidavimo tarnystės esmę. Jei to nesiekiama, žmogaus išsilavinimas yra tik tariamas. Taharisa bali dharma, karma sadachara, išvarysi priti džanmi samata sabara. Aukščiausios kultūros išsilavinusių, labai veiklių religingų laikytinas tas, kuris išsiugdė įgimtą meilę Krišnai. Meilė Krišnai rusena visų mūsų širdise ir pažadinti ją yra švietimo ir kultūros užduotis. Būtent toks yra Krišnos sąmonės judėjimo tikslas. Kartą viešpats Čaitanija paklausė Šri Ramananda Rajos, kokia yra mokslo esmė? Ir Ramananda Raja atsakė, kad mokslo esmė yra pažanga Krišnos sąmonės srityje. Dabar pasimelsim. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yani Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtam Cha He Krishna Karuna Sinho Dina Bango Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostuti Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatrubhashya Kripa Sudure Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Dar kartą paskaitysim abu posmus. Astirya darbhai prak agrahi, karsnena ksiti mandalam, stabdo brihat vadanmani, karmana vaisi yat param, tat karma haritošam yat, savidyam tan matirjaya. O valdovė, tu puikuojasi to, kad visas žemės paviršius nuklotas degėkušo žole, skirta aukojimams, per kuriuos tu išliejai upes gyvūnų kraujo. Per savo kvailumą tu nesupranti, kad vienintelis kelias yra aukščiausio Dievo asmens širdį ir atsidavimo tarnystė. Tau tai nesuvokiama. Tavo pareiga daryti tai, kas teikia džiaugsmą Dievo asmeniui. Kiekvienas iš mūsų turi siekti žinių, kurios padės įsisąmoninti Krišną.
Ir 50 tekstas. Harirdiha britam natmas vajam prakriti išvaraha, tad pada mulam šaranam jatak šeimo niranam iha. Aukščiausias Dievo asmuo Šri Hari, tai supersiela, kuri vadovauja visų fizinių pavydalų šiame pasaulyje įsikūnijusių gyvųjų esybių veiksmams. Viešpats yra aukščiausiasis valdytojas ir prižiūri visus materialiame pasaulyje vykstančius procesus. Bet jis yra ir mūsų geriausias draugas. Todėl kiekvienas iš mūsų turi ieškoti prieglobsčio prie jo lotosinių pėdų. Kas randa prieglobstį prie viešpatės lotosinių pėdų, tas randa laimę. Kągi, Hari Krišna, brangus bhaktai, tuoj atsiversiu posmą, kurį norėsiu dar jums pacituoti, kad paskui neieškoti. Taip, gerai. Taip, tai sveikinu visus su artėjančiom šventėm ir su šventom kūčiom. Šiandien visi susėsit prie šventinio stalo su savo šeima, su artimaisiais, prisiminsit, kas vyko šiais metais, ką padarėte gero, ką pasakėte, ką priglaudėt, kam padėjot, o gal atsiprašysit kažko tai. Šiandien susikaupimo diena, prisiminti viską, ką mes padarėm. O rytoj jau šventos kalėdos, rytoj jau galima linksmintis, eiti į svečius. Tai dar kartą visus sveikinu su šventėmis. Ir mes šiandien skaitom 49 ir 50 posmus. Ir pirma mintis, skaitant posmus, kuri iškyla, tai apie laimę. Kas yra laimė? Kas yra laimė ir kaip ją pažinti? Kiekvienas žmogus, kiekvienas sutvėrimas, kiekviena gyvoji esybė nori patirti laimę. Kodėl nori patirti laimę? O todėl, kad gyvoji esybė, jinai yra iš dvasinio pasaulio. Jinai yra dvasinė, jinai yra transcendentinė. Jau žodis dvasinė siela, dvasinė kibirkštis, dvasia, žodis dvasinis, tai reiškia, kad atėjęs iš dvasinio pasaulio. Ir dvasinė siela, jinai iš prigimties linkusi būti laiminga. Ir mes atėję čia, į šitą materialų pasaulį, į šitą planetą, vardu Žemę, pastoviai patiriam kančias, skausmą ir dar daug dalykų. Kodėl mes jaučiam tai? Kai mes gaunam fizinį kūną, jis yra grubus, o mes esam iš tikrųjų subtilios sielos, dvasinės sielos. Ir Šrila Prabhupada, kai jisai buvo nuvykęs į katalikišką akademiją pas vaikus, klausė vaikų, kas pas jūs grupėje yra pats protingiausias? Ir visi vaikai parodė į vieną berniuką, tokį apkūną berniuką. Jisai jį pasikvietė ir klausė to berniuko. Kas čia? Berniukas sako, ranka. Tada Prabhupada klausė, kas čia? Berniukas sako, žandas. Tada vėl Prabhupada klausė, kas čia? Čia pilvas. Berniukas toks nustebęs. O kas čia? O čia mano koja. Ir visą laiką atsakinėdamas šitą klausimą, jis sakydavo, mano ranka, mano žandas, mano koja, mano pilvas. Ir Prabhupada sako, mano. Ką reiškia mano? Kas tas mano? O kas tu, sako, esi? Kodėl tu sakai mano? Ir atrodo toks paprastas klausimas, bet jeigu jūs paklaustumėt bet kokio žmogaus sutikto gatvėje, kas yra tavo, jog žmogus negalėtų atsakyti. Bhaktai taip, bhaktai galėtų atsakyti šitą klausimą. Kas yra mano? Tavo, tai kas tas tavo? Tai kas tu esi? Ir jeigu jūs gatvėje paklaustumėt žmogaus, kas tu esi, tai žmogus pradėtų sakyti. Sutiktumėt moterį, moteris sakytų, aš esu moteris, aš esu mama,
aš esu žmona. Taip, bet tai yra tavo statusas visuomenė. Aš esu direktorė, aš esu vadovė, aš esu valytoja. Tai nurodo tavo pareigas, kurias tu atlieki. Bet kas tu? Kas tu esi? Ir vienas mokslininkas, tyrinėdamas Vedas, perskaitęs 100,000 šlokų, bandė suprasti, ką reiškia Vedos ir kokia visų Vedų esmė. Ir kai jisai suprato, kokia yra visų Vedų esmė, jis tiesiog paėmė Vedas ir nuleido į šulinį. Yra šventa vieta Indijoje, dabar pamiršau pavadinimą, jeigu kam bus įdomu, paskui galėsiu patikslinti. Dabar užkrito, kur stovi tas šulinys. Tai ką jisai suprato? Ir kas ta laimė, ir kas mes esam, kyla klausimas, kas aš esu. Aš kai buvau mažytė, kažkur tai 5 metų, stovėjau pro langą, naujųjų metų išvakarės, žiūrėjau per langą ir kaip dabar atsimenu. Žiūrėjau į langų žmonių, kažkur tai degė šviesos, kažkur tai buvo tamsu, kažkur tai žybsėjo eglutė, kažkur tai girliandos, visi linksminosi, šventė. Ir man buvo tokios mintys, o kas aš esu? Galite įsivaizduoti? Man buvo tik tai 4 ar 5 metai. Ir aš klausiau, kas aš esu? Aš dabar suprantu, kad šitie klausimai, kuriuos aš užduodavau savo, jie atėjo iš praeitų gyvenimų, nes kitaip nepaaiškinsi, kaip gali 4-5 metų vaikas klausti tokį dalyką, kas aš esu. Ir man vėliau, kai aš buvau paauglė, negalėdavau suprasti, kodėl man reikia eiti į mokyklą, kodėl aš turiu mokytis, o paskui vėl mokytis, eiti į universitetą, tada eiti dirbti. Taigi kokia gyvenimo esmė, kokia gyvenimo prasmė, ir vėl kyla klausimas, kas yra tos žinios? Materialios žinios, dvasinės žinios, kuom jos skiriasi? Materialios žinios jos yra laikinos. Ir čia Šrila Prabhupada savo posmuose jisai komentuoja, kad materialios žinios jos kodėl yra laikinos. Nes jos neša nežinojimą. Kodėl? Tik kyla tada klausimas, tai gal mums nereikia mokytis? Iš viso kam eiti į mokyklą, kam eiti į universitetą? Bet esmė yra ta, kad visos žinios, kurios nėra panaudotos Dievo sąmoniai arba tarnystėj viešpačiui, jos yra bevertės. Taip kaip mes. Pavyzdžiui, mes esam nuliukai, taip? O Krišna yra skaičius priekyje. Jeigu nėra skaičiaus, mes neturim prasmės, mes esam tiesiog nuliai. Bet jeigu mes pridėsim vieną skaičių priekyje, mes pajausim galybę. Mes esam dalelytės viešpatės Krišnos. O Krišna yra vandenynas. Ir mes esam to dalis. Ir žinios, transcendentinės žinios, jos yra pačios aukščiausios. Bhaktai, vaišnavai, jie gali materialias žinias panaudoti Dievo sąmoniai. Nes viską, ką daro vaišnavai, viską panaudoja Dievo sąmoniai, tai yra Krišnos sąmoniai. Viską daro dėl Krišnos. Ir tas mokslininkas, kuris išmetė Vedas į šulinį, jisai suprato ką. Jis tiek laiko studijavo, tiek gilinosi, tiek skaitė. O esmė, visa Vedų kokia esmė? O Vedų esmė tarnauti Krišnai, pažinti jį. Bet pirmiausia, mes turim pažinti save. Tik pažindami save mes galėsim pažinti Krišną. Yra nuostabi knyga Savęs pažinimo mokslas. Labai rekomenduoju visiems paskaityti. Ten Šrila Prabhupada, ten vyksta dialogas ir Šrila Prabhupada atsako labai tiksliai, argumentuotai į kiekvieną klausimą, kurį jiem užduoda. Kas mes esame? Kodėl mes esam čia? Kodėl mes neturim žudyti kitos gyvos būtybės? Ir čia yra 49 posme yra prašoma, kaip liejasi gyvūnų kraujas,
kaip atliekamas aukojimas, bet visa tai yra beprasmiška, tai neturi prasmės. Krišnai to nereikia. Kogi Krišnai reikia iš mūsų? Kiekvieną veiksmą mes galim sudvasinti. Viską, ką darom. Paimkim pavyzdžiui augalą. Kiekvienas augaliukas tai yra gyvoji esybė. Tai yra dživa, tai yra siela. Ir jeigu mes nežudom gyvūnų, būdami vegetarais, taip, gal net vaišnavam netinka čia šitas žodis vegetarai, nes vegetarų yra milijonai visam pasaulyje. Bet kuo skiriasi vegetaras nuo vaišnavo? Vegetaras jisai nuskina daržovę, nuskina pomidoriuką, taip? Ar nuskina kažkokią kitą daržovę? Jis ją pasigamina ir suvalgo. Ir jisai valgo nuodėmę, bet vaišnavas jisai nevalgo maisto, nuodėmingo maisto, nes mes nuskindami pomidorą ar kažkokią kitą daržovę, mes ją nužudom. Vaišnavai, tą, ką jie pagamina, jie pasiūlo viešpačiui. Ir tas maistas, jisai tampa sudvasintas, jis yra jau transcendentinis, nes ten prie to maisto prisilietė Krišna. Ir pats maistas, kuris yra paaukotas Krišnai, tai yra Krišna. Prasadas tai yra pats Krišna. Ir dabar tas, kuris gamino maistą, gamino daržovės, tas, pas kurį Bhaktas pirko daržovės, ir netgi tas, kuris užaugino tas daržovės, gauna viešpatės malonę. Kodėl? Nes prie to maisto prisilietė Krišna. Krišna jau pašventino šitą maistą. Ir tą daržovę, kurią mes suvalgom, prieš tai paaukodami viešpačiui, jinai jau yra sudvasinta, jinai jau gauna išsivadavimą. Tarkime, suvalgėm kopūstą, valgom kopūstą, prieš tai pašlovinam, taip pašlovinam Krišną. Ir kopūstas tau mojuoja, hei, labas, kągi, susitiksim dvasiniam pasauliu. Ir kai mes būsim ten dvasiniam pasauliu, tas kopūstas, kurį mes suvalgėm, sutiks mus ir sakys, prisimeni, tu mane suvalgai. Bet jis išsivadavo. Jis išsivadavo. Reiškia, viską, ką mes darom, turim daryti dėl viešpatės. Pažiūrėkit, koks viešpats yra maloningas. Reiškia, malonę gauna ne tik tai tas Bhaktas, kuris pagamino maistą, bet ir tas, iš kurio pirko maistą. Tas, kuris vežė tas daržovės. Ir tas, kuris augino. Reiškia, pasižiūrėkit, kokia yra grandinė. Ir kiek žmogus gauna malonės. Tai čia kalbant apie prasadą. Bet kurią sritį, kurią mes paimsim, jeigu mes ją sudvasinam, jinai įgauna prasmę. Ir tos žinios tampa transcendentinės. Ir pavyzdžiui, jeigu aš tarkim, aš anksčiau atsimenu, kaip aš, nemėgstu aš plaut grindis, nepatinka man. Taip, aš švarą mėgstu, bet grindis plaut man nepatinka. O dabar man patinka. Ar žinot kodėl? Todėl, kad supratau vieną dalyką. Kad jeigu aš plausiu grindis dėl savęs, tik tai savo. Kad man smagu būtų. O tas smagu, tai reiškia, kad aš noriu tenkintis. Man švaru, man gražu. Bet jeigu aš plausiu grindis, galvodama apie Krišną, kad Krišna ateis pas mane, jisai matys tas grindis, purvinas grindis, tai kaip aš galiu įsileisti Krišną pas save, kai grindis purvinos. O jeigu Guru Maharadžas man dabar paskambins ir norės pas mane ateiti, pas mane grindis purvinos, tai aš automatiškai, taip mąstydama, įjungiu savo protą ir mintis į tarnystę. Reiškia, jau aš esu pasijungusi prie Paramparos, prie Guru Maharadžo, prie Šrilos Prabhupados, prie visų mokytojų sekos, prie Gosvamių.
prie visos paramporos, aš keliauju iki Krišnos. Reiškia, mano šita maža tarnystė, išplauti grindis, jinai virsta didžiulė tarnystė. Nes Krišną aš patenkinu. Nesvarbu, ką jūs darot. Ar jūs ateinat į šventyklą plauti tualeto, šveisti. Krišnai tas irgi patinka ir jis vertina. Dar klausimas, kas jam labiau patinka. Ar tas, kuris atėjo šveisti tualetą, ar tas, kuris, aš kalbu apie save, sėdi ant viesasanos. Aš neturėčiau čia sėdėti, aš turėčiau žemiau sėdėti, nes čia tik tai Guru Maharadžai gali sėdėti. Bet Krišna yra toks maloningas, jis man net leidžia atsisėsti ant viesasanos ir gauti šitą malonę, perduoti tą žinią, kurią aš noriu kiekvieną kartą įdama skaityti paskai, aš noriu jums perduoti žinią. Bet tą žinią, kurią perduoda Krišna, tą žinojimą, tą transcendentinį žinojimą, kurį nori perduoti jums Krišna. Krišna nori, kad jūs klausytumėt ir Šrila Prabhupada nori, kad jūs klausytumėt paskaitas, nori, kad jūs skaitytumėte Šrilos Prabhupados knygas. Jeigu jums yra sunku skaityti, skaitykit po vieną posmą kasdien. Atsiverskit Šrimad Bhagavatam ir skaitykit vieną posmą. Tiesiog vieną posmą. Ir jau tai bus milžiniškas dalykas. Ir Krišnai antiek patiks jūsų šitie veiksmai, nes Šrimad Bhagavatam tai yra pats Krišna. Tai yra Krišnos forma. Krišnos forma žodinė. Žodinė išraiška. Jeigu aš paimu Bhagavad Gita, aš paimu Krišną. Čia pats Krišna. Kodėl bhaktai prisiliečia prie šventraščių kakta? Dėl to, kad jie nusilenkia. Jie nusilenkia šventraščių. Nusilenkia Krišnai. Dabar paskaitysim iš Bhagavad Gitos. Šrila Prabhupada cituoja visą virtinę nuostabių posmų, pavyzdžiui, iš Bhagavad Gitos. Išvaraha sarva butanam hrididį šerdžiūna tišati, bramajam sarva butani jantrarudhari majaja. Aukščiausias viešpats yra visų širdise, o Ardžūna, jis nurodo klajonių kelius visoms gyvosiams esybėms, kurios tūno kūne tarytum mašinoje, pagamintoje iš materialios energijos. Iš tikrųjų, kai Ardžūna neturėjo aukščiausio žinojimo ir jo sprendimą kautis pagimdė tas ribotas mąstymas, nes iš tikrųjų tai Krišna buvo Ardžūną įvedęs į tą majos tokią būseną, nes Ardžūna yra išaukštintas asmenybė, tai yra pats Krišnos bhaktas ir pats aukščiausias. Ir Krišna įvedė jį į tokią būseną tam, kad galėtų perduoti žinią ne tik Krišnai, ne tik kautynių lauke susitikusioms dviem kariuomenėms, bet ir mum visiems perduoti tą žinią. Įsivaizduokit, Bhagavad Gita, kokia tai yra stebuklinga knyga. Jinai vien stovėdama lentynoje skleidžia transcendentinę šviesą. Anksčiau ar vėliau ateis tas žmogus, kuris paims Bhagavad Gita. Pirkit Bhagavad Gita, dovanokit kitiem Bhagavad Gita. Ir nesvarbu, žmogus nori ar nenori, jisai pastatys į lentyną Bhagavad Gita. Ir kam jinai yra skirta, jinai ras vietą kažkokio tai žmogaus gyvenime. Jisai būtinai ateis ir ją paims. Mano Bhagavad Gita prastovėjo daugiau nei 20 metų. Pirmą kartą Bhagavad Gita aš gavau dovanų, kai man buvo 12 metų iš mamos. Tai buvo pirmas leidimas lietuvių kalbą išverstas jau, man atrodo, dar Tarybų sąjungos laikais. Taip, jau kai jo perversmas prasidėjo prieš pat turbūt. Tai Bhagavad Gita, jinai yra nuostabi knyga. Kodėl jinai yra nuostabi knyga Bhagavad Gita? Nes čia Krišna, pats Krišnai, susiduokit, viešpats kalba mum. Ir Bhagavad Gita yra sudėta visa Vedo esmė. Visa esmė, kokia tik tai gali būti. Jūs galite neskaityti nei vienos knygos, bet jeigu jūs kasdien skaitysit Bhagavad Gita,
Krišna atvers jums žinojimą, tą tikrą žinojimą, transcendentinį žinojimą, dvasinės žinias. Bet yra vienintelis niuansas, labai labai svarbus. Skaitant Bhagavad Gitą, jūs turi turėti vedlį, tą, kuris ves, tam, kad jūs neprispekuliuotumėt. Nors Šrila Prabhupada yra parašęs komentarą kiekvienam posmui, bet Kali Jugoj mes ant tiek esam užsiteršę, kad mes net nesuprantam, kartais skaitydami nesuprantam, ką mums Prabhupada aiškina. Ir tam yra iš tikrųjų reikalingas aukščiausias vedlys, mylimiausias Krišnos tarnas, tai yra bona fide dvasinis mokytas, kuris mus ves ir nurodys, kaip skaityti Bhagavad Gitą. Todėl kiekvieną rytą klausykit Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam jum padės, atvers galimybės. Ir kai jūs skaitysit Bhagavad Gitą, Krišna užlies jūs malonę, ne priežastinė malonė. Tiesiog paims ir užlies. Ir jum atsivers tokie toli. Kiekvieną kartą, kai jūs paimsit į rankas Bhagavad Gitą, jūs pajusit. Čia Krišna yra ir Krišna kalba su savo geriausiu draugu Ardžūna. Ir jisai perduoda mums visiems žinią. Viešpats Krišna nurodė, kad gyvoji būtybė nėra pati savo šeimininkas. Aukščiausias Dievo asmuo, patsai Krišna yra lokalizuotos supersielos pavidalų glūdi gyvosios būtybės širdyje ir jai vadovauja. Keisdama kūnus, gyvoji esybė užmiršta savo ankstesnius darbus. Tačiau supersiela, pažįstanti ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį, yra visų jos veiksmų liudininkė. Todėl visai gyvosios esybės veiklai vadovauja supersiela. Supersiela iš tikrųjų yra vedlys, vedantis mus į priekį. Bhaktai, kurių sąmonė jau yra pabudusi, o tų, kurių dar nėra pabudusi, bet dar pabus anksčiau ir vėliau. Bet kiekvienoj gyvojoje esybei yra supersiela. Kiekvienam atome. Jeigu mes paimtumėm, atrodo, skamba baisiai, bet yra vėlgi niuansas. Pavyzdžiui, jeigu mes paimtumėm išmatas, išmatose paimtumėm kažkokį vikšrelį, kirminą, ir ten yra supersiela. Ir mums skamba, palaukit, bet kaip taip gali būti? Ir išmatose, ir vikšrelė yra supersiela. Taip yra, bet yra labai subtilus momentas, ką mes turime suprasti, kad supersiela niekada nesusitiepa su materija. Reiškia, supersiela yra antiek transcendentinė, antiek yra švari ir tyra, kad būdama išmatose, jinai vis tiek išliks švari. Jinai neužsiterš materiją. Lygiai taip pat būdama kiekvienoje gyvojoje esybėje, nesvarbu kokiam kūne, tarakono kūne, pelės kūne, ar katės kūne, ar mūsų, supersiela jinai visą laiką jinai yra švari ir jinai mus veda. Gyvūnai gyvena tiksliai pagal gamtos dėsnius. Taip kaip veda Paramatma, jie nelaužo principų. Jie negauna nuodėmės. Liūtas ar tigras, jis yra plėšrūnas. Ir jisai nužudo kitą gyvūną ir minta jo mėsa. Ir atoveikia už tai jisai negauna. Bet mes, nužudydami kitą gyvąją esybę, gyvūną, kuris turi jausmus, kurio teka kraujas, kuris jaučia, mato mus, išgyvena baimę, skausmą, kai jį žudo. Kiek yra įdėta dabar video, kaip verkia karvės. Bet koks gyvūnas, kurį žudo, kaip verkia, koks skausmas. Aš negaliu tokius video žiūrėti. Nesvarbu, koks tai gyvūnas sako, kad kiaulės smegenys yra kaip maždaug 4-5 metų vaiko. Tai įsivaizduokit, 4-5 metų vaikas, jis viską supranta. Ir jie jaučia tą skausmą, baimę. Kai rodo mažiukus paršiukus, kaip tirta jų kūnas, kaip jauna jie uodegas ar ten ausis,
kaip jos kastruoja mažiukus, gyvus be nuskausminamųjų, kaip tai yra baisu, tai yra žiauru. Ir mes prisimam šitą nuodėmę, kiekvienas prie to prisilietęs prisiema nuodėmę, tai yra baisi nuodėmė valgyti kitą gyvąją būtybę. Nes kitą gyvenimą suvalgys mus. Ir jeigu mes, žudydami augalus, nepaukosim to maisto Krišnai, mes valgysim nuodėmingą maistą. Taip, augalas, jo nervinė sistema nėra tokia kaip gyvūno, jis tiek nejaučia, tiek nesupranta, bet sako, netgi kiekvienas augalas reaguoja į garsą. Vat paleis simfoninę muziką, paleis kirtaną, nes tai yra transcendentinė muzika, tai yra transcendentiniai garsai ir augalai atsigauna. Vėlgi tai yra vibracijos, aukštos vibracijos. Mes turim gyventi aukštose vibracijose, mes turim eiti link aukštų vibracijų. Aš nesakau jum, kad tie, kurie valgo dar mėsą ar valgot žuvį, kad staigiai viskas, aš jau nuo rytojaus nevalgau. Jeigu jums sunku yra, pamažu atsisakykite to. Pamažu prašykite viešpatės, kad užlietų jūs malonę, kad nurodytų kelią, link kurio jūs turite eiti. Aš mėsos atsisakiau labai greit, nukirtau viskas, nuo rytojus nevalgau mėsą, bet čia mano charakteris, aš pasakiau, viskas nevalgau. Taip kaip ir alkoholio. Viskas, aš nebevartosiu alkoholio. Aš nenoriu jausti tos būsenos, tos bjaurios būsenos, kai tu apsvaigsti, o kitą dieną tau skauda galva, tave pykina, tave vimdo. Kai tu negali kontroliuoti savęs, nes tai yra tamagūna, tai yra neišmanimas, tai yra tamagūna. Ir valgyti mėsą, žudyti gyvūnus, tai yra visiškas neišmanimas. Sakoma, neatsimenu dabar, kurioje iš Šrimad Bhagavatam giesmėje yra sakoma, kad nužudžius karvę, tiek kartų, kiek tu ją nužudėjai, kiek ant karvės yra šerių, tu būsi nužudytas ir keliausi į pragaro planetas. Kaip tai yra baisu, jūs pagalvokit. Jeigu mes, būdami sąmoningi, valgydami daržoves, nenorim paaukoti maisto Krišnai, mes vis tiek prisiliečiam prie nuodėmės. Ir mes už tai turėsim sumokėti. Nes gamtos gūnos, jos yra griežtos. Jos nežiūri, ar tai yra liūtas, ar tai yra tigras, ar tai yra žmogaus forma. Kiekvienas atsako taip, kaip turi atsakyti. Už kiekvieną veiksmą yra atoveiksmis. Todėl mes turime siekti aukščiausio žinojimo, tai yra transcendentinių žinių ir mokytis tarnauti Krišnai, mokytis tarnauti bhaktams. Ir Krišna Bhagavad Gitoj 18 skyriui atsižadėjimo tobulumas sako, tam eva šaranam gača sarva bhavina bharata, tat prasadat param šantim stanam prapšy šašvašvatam. Atsiduok jam visiškai, o bharatos eini, jo malonę tu pasieksi transcendentinę ramybę ir aukščiausią amžiną buveinę. Tai kasgi yra ta laimė? Laimės suvokimas yra skirtingas, kažkam tai laimė yra pavalgyti, skaniai prisivalgyti, kažkam tai laimė yra pašokti, kažkam tai laimė yra susitikti su draugais, kažkam tai laimė yra atsisėsti prie šventinio stalo. Bet tikroji laimė tai yra ta, kai tu jauti palaimą viduje ir tau nieko nereikia, tu esi čia ir dabar. Ir tau daugiau nieko nereikia. Ir viešpats yra toks maloningas, aš dėkoju viešpačiu, kad man viešpats davė tokį skonį. Daugybę kartų. Taip aš patyriau labai daug kančių, labai daug skausmo, išgyvenimo, netekčių, nusivylimimo. Buvo daugybę kartų, daugybė žmonių mane yra išdavę, palikę, nusisukę, apgamę, primelavę, prišnekėję, iš pavydo daug dalykų padarė. Aš visiems jiems atleidau. Bet Krišna ir jos bhaktai, tai yra pati nuostabiausia, pats nuostabiausias santykis ir ryšys tai yra su Krišna ir jo bhaktais.
Nes Krišna jisai niekada neišduos, jis niekada nepaliks, jis niekada nenusisuks. Aš atsimenu, kai pas mane buvo momentas gyvenime, kai mano mama sirgo. Prižiūrėjau sesės 2 šunis. Faktiškai jie kaip ir mano buvo, nes aš jais rūpinaus. Šunys abu susirgo. Jūs puikiai žinot, kokios yra Lietuvoje, kokios yra kainos vežti gyvūną į kliniką. Abu šunys susirgo. Mama gulėjo lovoj su sulūžusiais šonkauliais. Man reikėjo ir dirbti, ir eiti į šventyklą tarnauti, pasitarnauti mamai, padaryti jai valgyti, paukoti Krišnai, išvesti šunis, išnešti ant raukų ir aš buvau viena, tada dar buvau netikėjusi. Ir aš taip įlindau į skolas, aš taip buvau įlindus į skolas, aš neturėjau pinigų susimokėti mokesčių. Ir kaip dabar aš atsimenu, aš atėjau kažkokį renginį ir sutikau nuostabią bachtę Radži Mahinį. Ir verkdama jai pasakiau, Radži Mahinį, neturiu pinigų, neturiu už ką susimokėti, lindau į skolas, klinikoje esu skolinga, ten esu skolinga, mamai reikia vaistus pirkti, vaistai brangus, tas brangu, viskas, žodžiu, nebesugebu, nebepajėgiu. Ir tiesiog pradėjau verkti ir supratau, kad reikia prašyti Krišnos, Krišna visada padeda. Ir tada Krišna per bhaktus manim pasirūpino. Radži Mahinį pasakė vyresniems bhaktams, paskelbė svetainį sąskaitą ir mano sąskaitą siuntė pinigus bhaktai. Buvo bhaktų, kurie atvažiuodavo, tiesiog atveždavo. Ačiū visiems bhaktam, ačiū Radži Mahinį, ačiū Krišnai. Mano dvasinis brolis Ramešvara pasidalino irgi su kažkuo, kažkas tai iš jo pažįstamų draugų atvežė man Lakšmį, tiesiog 100 eurų. Paėmė žmogus 100 ar 150, atvežė ir man padavė. Trišakti man veždavo maistą į namus. Esu ir jai dėkinga. Daugelį bhaktų man yra padėję tada, kai man buvo taip sunku. Kiek bhaktų yra meldėsi už mane ir mano šeimą. Ir aš noriu jums pasakyti, kad Krišna, jis yra toks nuostabus, jis niekada nuo jūsų nenusisuks. Jis niekada jūsų nepaliks. Nuo jūsų gali nusisukti visas pasaulis. Bet Krišna per bhaktus, jisai būtinai pasirūpins jumis. Tikėkite Krišna. Nes Krišna yra pats nuostabiausias. Kiek kartų gyvenime buvo tokių momentų, kai tiesiog nežinau, ką daryti. Meldžiausi ir prašiau per Guru Maharadžą, per Šrylą Prabhupadą, meldžiausi ir prašiau Šrimati Radharanės malonės, gailestingumo ir tiesiog tam tikrų dalykų, nes negalėjau išgyventi, buvo labai labai sunku daugybę kartų. Ir tik tai Krišna ir Šrimati Radharani man padėjo per bhaktus ir tam tikras situacijas. Aš esu be galo dėkinga viešpačiui, Paramparai, Šrylai Prabhupadai, jo misijai, Guru Maharadžui ir visiems bhaktam, kurie man padėjo gyvenime. Ir kad aš esu čia, skaitau paskaitą jums. Ačiū kiekvienam iš jūsų, kad jūs esat kartu. Ir aš noriu pasakyti tik vieną dalyką, kad tai yra pati nuostabiausia patirtis, kokia tik tai gali būti mano gyvenime. Tai yra bhakti joga. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, ką aš turiu. Ir bhakti joga yra pats didžiausias turtas, kurį aš turiu. Nes daugiau be bhakti jogos viskas atrodo nereikšminga. Ir visos žinios, kurias mes gaunam, klausydami Šrimad Bhagavatam, klausydami paskaitų, mokytojo nurodymų, jos visos yra tikrasis žinojimas. Ir čia yra tikrasis žinojimas, transcendentinis žinojimas. Hare Krishna. Turi gal Eglė klausimą? Tik tai klaus, nes neturim daug laiko, minučių. Žmogus pažeidžia gamtos dėsnius dėl to, kad jisai turi labai labai daug norų ir jo norai yra beribiai, troškimai yra beribiai. Ir kai mus veikia maja, mus veikia iliuzija, mes esam norų valdomi. Ir kai norai pradeda valdyti, mes turim išmokti save kontroliuoti, turim išmokti kontroliuoti savo protą. Ir Krišna mums tą padeda padaryti. Jeigu tu pabersi ant asfalto
ar pastatysi maišą grūdų, tai paukščiai atskris ir jie sules, kiek jiem reikia. Bet žmogus, jisai paims tą maišą ir parsineš namo. Jis jį pasidės, nes jis nepaims tiek, kiek lašelį tam momentui. Paukštis sules ir jis išskris. Bet mums reikia daugiau, mums visą laiką reikia dar ir dar ir dar, mums visą laiką yra mažai. Nes norai, troškimai yra beribė. Ir Krišna leidžia mums pasirinkti. Krišna mūsų neriboja. Mes turim visiškai laisvą valią. Kaip mes darysim ir kaip mes gyvensim. Krišna leidžia tai daryti mums. Jeigu mes tarnausim Krišnai, jeigu mes išmoksim kontroliuoti savo protą, mes žinosim. Ateis transcendentinis žinojimas, kiek mes galim imti. Tiek, kiek mums yra skirta. Ir tai yra transcendentinės žinios, ne materialios žinios. Nes materialios žinios, jos moko mus tik tai tenkintis, jusliškai tenkintis. Atsakiau? Gerai, dar galėsim padiskutuoti. Pagėdam ir simchai. Hare Krishna. Namaste Narasimhaya. Прохлада, хлада дайны. Hiranья Каши Пурвакшаха. Шила Танкана Калае. Ито Нирсимха Парато Нирсимха. Ято Ямитато Нирсимха. Бахир Нирсимха Ирдахир Нирсимха. Нарасимха Мадим Шаранам Прападим. Тавакара Камала Варена Кама Буташингам. Далита Хиранья Кашипу Тану Брингам. Кешавадрика Нарахари Рупа. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jai Nirsimhadev. Jai Jai Nirsimhadev. Keshavadrita Narari Rupa. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jaya Nirsimhadev. Jaya Nirsimhadev. Jaya Nirsimhadev. Jaya Nirsimhadev. Jai Prahlada Maharaj. Jai Prahlada Maharaj. Jai Prahlada Maharaj. Jaya Bhakta Prahlad. Sri Simha Bhagavana ki jai. Prahlada Maharaja ki jai.
Gora Pramanande, Haribol, Hari Krishna, brangus bhaktai. Gražių švenčių visiems.